Labą dieną, bičiuliai. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ir jau kaip turbūt tradiciškai aš iš savo maišymo jaukų vietos ir toliau smalsu išbandyti valterio daugkartinio pasaulio čempiono jaukus. Mano klubiečiai Dainava tikrai juo daug gaudo šio gamintojo jaukais ir tikrai žino geriau negu aš, kas mane stebite, kas žinote, kad aš su VDA nemažai įdėjęs darbo, kad jaukų liniją turime ir kodėlgi nepabandžius kitokių jaukų. Visgi dainaviečiai, mano klubiečiai, mano vaikai, kaip sakoma, mano draugai. Tai rytoj keliausiu į Birštoną, bandysiu sugauti karšį. Pasižiūrėsiu, kaip žmonių, turbūt ant betoninės krantinės eisiu. Jeigu nebus, ten visada mažiau būna žmonių negu ant tos vadinamos pievos ir pabandysiu jų receptą. O receptas yra iš to daugelio jaukų. Nežinau, ar jį dainaviečiai juos visus tikrai išbandė, bet jie man rekomendavo Panetone karpio karoso ir didelio karšio receptas, kilogramas. Sweetcorno kilogramas ir dar 1 kilogramas sweetcorno. Taigi 3 kilogramai, manau, tikrai užteks. Nežinau, iš tikrųjų neramina žiauriai vėjas, bet tokios sąlygos iš tikrųjų ir gerai, nes rytoj kaip tik testuosiu to pačio valterio kotus, taip kad kuo sunkiau, tuo turbūt geriau tu pamatai tų visų meškerių ir fiderių savybės. Susimaišysiu iš vakaro 3 kilogramus, iš tikrųjų anksti labai nevažiuosiu, nes nežinau, kažkaip sunki savaitė buvo, tai gal truputėlį ilgiau pamiegosiu ir turbūt gaudysiu visą dieną. Nu, žiūrėsim iš tikrųjų kaip oras. O jaukas iš tikrųjų yra ganėtinai stambus, kas man ir tikrai patinka, nes visgi mano dažniausiai būna orientacija didelė žuvis, nes sportininkas aš, man tas mažas žuvelių lukštenimas nepatinka. Va ir dabar sweetcornas karpas. Irgi galiu parodyti jo visą frakciją. Kas yra įdomu, kad jau kaip kas dar nematėte praeitos laidos, tai gaudžiau lynus aš jų nešiuo jaukų, bet panašu tai, kad irgi yra ir raudonų ir geltonų nemažai detalių. Tai tas yra man, ganėtinai keista, kad, tiesiog į jauką įdėta, nesu tikras, ar čia yra tikrai tie džiuvėsiai, bet tas yra, manau, tikrai gerai. Taigi 3 kilogramai bus jauko, irgi ganėtinai stambus. Manau, dideliai žuviai bus pats tas. Taigi maišysiu jaukus, ryte dar visgi vis tiek įdėsiu dar šiek tiek žalio džiuvėsio, o dabar va prasuksiu jauką, turbūt 1-2 kartus padrėkinsiu, taip negausiai, tegul jisai atsiskleidžia per naktį, o po to, kadangi bus nemažai laiko iki žūklės, tai dasimušiu jau aš jį ryte. Ir iš pirmo žvilgsnio pakračius valterio tuos kotus, tai tikrai yra
geri įrankiai. Aišku, nepažuvavus dar labai daug ko kažko negaliu papasakoti, bet viskas rytoj bus eigoje. Jaukas paruoštas dar, kaip jau ir minėjau, iš ryto. Truputėlį dadrėkinau. Toks ganėtinai lipnus. Iš gyvų, ką turiu, aišku, gyvi, kaip ir visą laiką, atkeliauja iš Liudo Zaikausko, AB masalas žuvims, tai dzikai, pusę kilogramo matilio ir kasterio pusę litro. Ai, dar truputėlis sliekučių. Viskas šviežia, viskas gardu, ačiū tau, Liudai. O dabar eisime rinktis meškerę. Kaip žadėjo, kad oras bus nekoks, tai iš tikrųjų kol kas tai labai geras. Tai net nežinau, labai galingo įrankio gal nesirinksiu, nu, žodžiu, einam pasižiūrėsim, ką aš iš meškerių turiu. Truputėlį vis tiek dadėjau žalio džiuvėso, nors čia yra, matau, ir geltonų dalelių nemažai, ir raudonų. Tikrai dideliai žuviai skirtas jaukas. Valterio serijos kotai. Šiuo atveju pas mane yra jie 3, kaip matote, tai 3,90 120 gramų, 3,90 80 gramų ir 4,50 150 gramų. Oras kaip ir toks labai, šią akimirką tai tikrai geras, turbūt pradėsiu 3,90 iki 120 gramų, eisiu susirišiu. Yra įvairiausių tikrai kotų gramatūrų, čia pas mane, kaip labiau aš gaudau visgi upėje, tai tokie galingesni, ganėtinai vienas irgi galingas, 4,50 iki 150 gramų, kitas truputėlį liaunesnis, 3,90 80 gramų. Ir tas, manau, šiuo atveju tiktų, nes sąlygos kaip ir žuvaut geros, bet visgi rinksiuosi tokį universaliausią turbūt, tai 3,9 120 gramų, tai einu rištis, krapštyt dugną ir eigoje jau papasakosiu daugiau. Atstumą pasirinkau 49 metrus. Pasižiūrėsim, ką gali šita meškerytė. Ganėtinai tolimas atstumas, bet toks truputį lyg pagilėjimas. Šiaip seklu visur, kiek prasimiečių, bet ant kem 9 metrų toks vos atrodo. Ten apie 1,5 metro turbūt galėtų būti. 1,30 m, tai startuosiu nuo tenais. Apie šėryklos truputėlį vėliau, šėryklos Rig Pro. Pagrindas tiek uždarųjų yra, tiek atvirų, žodžiu, visokiausių dydžių, visokiausių svorių. Ir visą tai galite rasti luckytackle.eu. Tiek kotų, tiek pavadėlinių valų Kolmiko streamo, jau aš daug kartų apie juos minėjęs, tiek šėryklų. O dabar jaukinam startui, duosiu 10 šėryklų, tokių truputėlį didesnių va. Galiu parodyti. Va, ne monstrinė, bet su ragučiais. Galima atlenkti, galima tai palikti kaip yra, žodžiu, universalios šėryklėlės. Einam jaukinti ir bandom. Startui padavinėju kasterį su matilium. Ganėtinai gausiai. Šėryklėlė 60 gramų, atvira. Rig Pro ir kem 9 metrai.
Lengvai paleidus skrieja kaip vėjas. Kas, ne pirmas įspūdis. Pirmas įspūdis buvo, kaip aš ją pasėmiau į ranką. Antras įspūdis, kad tikrai spjauna šėryklą tikrai gerai. Ir žiedai dideli. Tas yra tikrai didelis pliusas. Nes visgi, kada gaudai upiai būna, tai žolę neša, tai dar kažką. Tai ir tam pačiam metimui tikrai padeda. Kada yra maži žiedeliai, taip sunkiau ta šėrykla išskrieja, o čia kol kas viskas gerai. Būtų smagu, jeigu dar ir žuvis būtų kokia, tai tada pasižiūrėtumėm, kaip jinai atidirba. Šėryklas visas vienodas, kasteris su matiliu, dar viena liko ir bus jau 10, dabar 9 šėryklėlė. Ir dėsiu kabliuką, bandysiu pagauti plačią šonį. Meškerytė dirba super. Ir pirmas karšiokas keliauja kranto link. Tai su atidarimu, bičiuliai. Prisigyriau aš čia, kad geras oras. Dabar vėjas iš tikrųjų ir dar taip pasroviui pučia. Yra ką veikti iš tikrųjų. Ir jeigu gaudau dabar su 60 gramų, tarkim, šėryklą. Kuo man patinka šitos Rik Pro šėryklėlės? Tai tie vadinami ragai, ūsai ploni ir tvirti. Atlenkęs aš buvau juos va taip, ne? Kol dar nebuvo tokio stipraus vėjo, viskas gerai laikė. Dabar pradėjo nešt. Ką padariau? Irgi, dėl ko taip man jos ir patinka. Tikrai ne pirmi metai šiomis gaudau, va. Paimame šėryklą, atlenkti tie ūsai ir ganėtinai tvirta vyla ir pačius galus dar užlenkiam. Va, kaip gaunasi. Dar tą patį visą ūsą palenkiame taip ir išsisprendė visos problemos. Tikrai dar laimi turbūt 10-20 gramų, negu kad būtų tiesūs ūsai. Tai atkreipkite dėmesį, dabar va tarkim kaip ir ta mažesnė šėryklėlė.
uždara, jau aš ją pasidaręs taip. Tie patys 60 gramų, bet va mažas aspektėlis, mažas akcentas ir vėl gali puikiausiai žuvauti. Kaip meškerė nuleista, tai kibimai taip jau nekaip atrodo iš tikrųjų tų karšių. Bet ir karšis turėtų būti nedidelis. Arba ešerys geras, nes ir ešerių, o kaip muksi, karšis. Ešerių gražių pagavau iš tikrųjų tokių apie 300 gramų. Nu, kilk jau. Gražuolė, kilk. O, geras. Aha. Atrodė mažesnis pradžiai, bet tikrai gražus. Karšianovas. Opa. Nepatinka man gaudyti, kaip ta meškerė būna. Taip nuleista, bet kitos išeities nėra. Nes vėjas stiprus ir nieko jau tu čia nepadarysi. Buvo koks gražuolis. Keliauk į savo karalystę. Nu. Smagu. O jau čia turėtų būti geras. Neina visai. Nu, nelengva žvejyba chebrytė, bet ta prasme nelengva tuo, kad vėjas tas žiauriai nervuoja. O su kibimu tai tikrai viskas gerai. Meškerė aukščiausiam lygiai. Bet drūti karšiokai nekyla visai. Opa. Gražuolis. Pavadėlis 1,60 m. Bandžiau ilgesnį. Ne. Kažkaip 1 metras. Šiam ir. Ojoj, vėjas, koks matot patys. Op. 1 metras šiam ir ant kablio nedidelis masaliukas, tai 3-4 matiliukai, tai vienas dzikelis, kasteriukas. Nu, atiduok kabliuką. Oho, storas. Mucas. Va. Pažiūrėkit, chebrytė, kokio storio. Karšis.
gražiai išsegam ir paleidžiam. Keliauk, tešliau. Jau čia 2 kilogramai kaip apsiūta. Nu, pavyks iškelt ar ne, bičiuliai? Mažas karšiukas. O kibimas tai buvo. Oi, kaip gero. Nu, bičiuliai, pradėjo lyt, dundulis ten kažkur apsiniaukė, atsiprašant, kaip šiknoj. Nežinau, lėksiu namo, nes, nu, trumpa ta žūklė gavosi, bet ganėtinai gera. Kaip tokiu oru, tai tikrai viskas liuks. Įrankis tikrai aukščiausia klasė. Galite jų pasižiūrėti luckytackle.eu. Ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas žuvauja. Ate.